18. Dėl tarptautinės konferencijos Pasaulio sveikatos organizacijos pandeminė sutartis ar išsaugosime suverenumą sveikatos politikos srityje surengimo Seime. Ar galim pritarti? Viktorija, prašau. Dėkuoju, gerbiami kolegos. Nežinau, kiek jums teko pasidomėti šios konferencijos kalbėtojais, bet aš turiu didelių abejonių, ar Seimas turėtų tapti platformą tokiai ideologizuotai konferencijai. Į ją yra kviečiami be kita ko Ordo Juris, vienas iš vadovų instituto think tanko Lenkijos ultrakonservatyvaus. Ir jeigu jūs pasidomėtumėt, kokiais klausimais užsiima šis institutas, tarkime, visiškas abortų draudimas ir kiti su žmogaus teisų klausimai susiję dalykai yra jų darbotvarkėje. Tai nors kolega kalba apie pasaulinę sveikatos organizaciją, kolega iniciatorius, aš matyčiau čia tokią, grinai Seimo kaip platformos panaudojimą, tam tikriems ideologiniams dalykams, kurie yra, kažin ar tai yra vieta. Tai be jokios abejonės Vilniuje yra daugybė konferencijų salių, kur tokie galėtų vykti renginiai, bet aš bent jau ko pasigedau, tai pasigedau balanso, bet kokio šioje diskusijoje yra visiškai vienus vartus kalbėtojai ir mes jau esame Seime ne vieną kartą turėję tokių labai labai nemalonių situacijų, kur ten ar AfD politikai atvyksta ir vėliau reikia ilgai aiškintis ir nežinau, ar mums reikia tokios dar vienos situacijos, kuri potencialiai tikrai galėtų būti skandalinga ir neteisingai reprezentuotų Lietuvos poziciją, kalbant konkrečiai ir apie mūsų požiūrį į buvimą tarptautinių organizacijų nariais. Tai mano nuomonė yra, kad Seimas tokiai konferencijai ne vieta ir aš mielai sutikčiau ir pagrįsti ją plačiau. Prašau, kolega Rimas Jonas Jankūnas yra iniciatorius, tegul pasisakom. Tai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš manau, kad mes kalbame apie žodžio laisvę, apie teisę išsakyti įvairius požiūrius, ar patinka kam ar ne. Mes prisimename tarybinius laikus ir KGB, tokią organizaciją, kuri rūpinosi, kad Lietuvoje laisvo žodžio nebūtų. Kalbėtojos neseniai buvusios tėvas buvo šios organizacijos rezervistas. Tai matau, kad obuolys toli nuo obels nerieda ir gerbiamoji Viktorija, dabar yra Lietuva laisva, nebeokupuota Tarybų socialistinių respublikų sąjungos. Prašau, Viktorija. Taip, tai aš suprantu Rimo Jono Jankūno norą ideologizuoti ir kalbėti apie žodžio laisvę. Tai yra ne apie žodžio laisvę, o apie Lietuvos buvimą tarptautinių institucijų dalimi ir apie labai vienpusę konferenciją, kurią jūs organizuojate, kurią jūs kviečiate Ordo Juris vieną iš vadovų, kurią jūs kviečiate įvairius aktyvistus, kurie tikrai pasinaudos konferencija Seime kaip platforma tam, kad parodytų, jog Lietuvos kryptis reikšmingai keičiasi. Ir aš manau, kad tai yra tik pirmas žingsnelis. Šiandieną jūs organizuojate Pasaulio sveikatos organizacijos kritikos konferencija, rytoj ir poryt ES ar NATO narystės. Tai aš tikrai siūlau tam nepritarti ir rekomenduoti tokią konferenciją organizuoti kažkur kitur. O kažkokie tai jūsų asmeniniai užsipuolimai, manau, yra net neverti reakcijos. Čia jau ant jūsų sąžinės palieku. Ačiū, Raimondas Šukys. Vis dėlto, gerbiamas Rimai, jums padaryti. Tikrai į asmeniškumus negalima tokiais atvejais eiti, kada mes kalbam apie visiškai, kaip sako, statutinius dalykus ir valdybos kompetenciją, tai yra leisti ar neleisti organizuoti konferenciją. Tai čia tokia pastabėlė. Dabar dėl pačios konferencijos organizavimo, tai reikėtų žiūrėti matyti teisiškai į mūsų pasitvirtintas tvarkas. Lėšų nėra prašoma, tai nieko neįsiskirianti konferencija, jeigu žiūrėti turinio požiūriu, nes nei vienas iš tų asmenų, matyt, kurie čia išvardinti ar organizacijų nei Lenkijoje, nei pas mus nėra uždrausti, nuteisti ar persekiojami ir negali būti persekiojami dėl kitokios pozicijos. Tai aš manau, kad šiuo atveju mes turėjom ir tada jau reikėtų vertinti kiekvieną konferenciją
turinio ideologinių požiūrių, ką Seimo narys vienas ar kitas inicijuoja, mes iki šiol to nedarydavom. Ir nesivadovavom juo labiau pozicijos ar opozicijos ar asmeniškumo principais, kas organizuoja ir kokia jo yra pozicija į vieną ar kitą klausimą. Dėl paties klausimo ir turinio. Konferencija, diskusija, kokia jinai bebūtų, jinai suponuoja galimybę pasisakyti ir atėjusiems į konferenciją ir jinai nebus uždara, iš jos niekas neišvarys. Tai aš iš savo pusės galiu pasakyti, aš kadangi turiu kitokią nuomonę dėl pandemijos valdymo, dėl požiūrio į vakcinaciją ir kaip buvęs sveikatos ministras ir asmeniškai visus skiepus prisėmęs, kokios tik įmanoma yra, reiškia, ir besiskiepėjantis. Vat tai ją turiu, aš tikrai manau, kad sudalyvaučiau tokioje konferencijoje, netgi esant galimybė oponuočiau ir pasisakyčiau. Ir tai būtų jo labiau, manau, kad tikrai ir sveikatos apsaugos ministerijos, mūsų sveikatos reikalų komiteto atstovai, kurie turi ir kitą nuomonę, gali ateiti, gali tą ir privalo netgi, sakyčiau, gavę informaciją, ateiti ir išdėstyti kitą poziciją, kitą nuomonę ir diskutuoti, atsiribojant nuo asmeninio požiūrio į vieno ar kito žmogaus pažiūras. Tai mano toks pasiūlymas ir aš siūlyčiau vis dėlto pritarti šiai konferencijai, nes priešingų atveju tai bus precedentas, kada mes ateityje, ko gero, bet kokių konferencijų klausimus spręsime labai karštai, diskutuodami ir manau, kad bus, ko gero, tas lygiateisiškumo principas Seimo narių organizuoti Seimo patalpose konferencijas, kurios nėra uždraustos temos, jos nėra uždraustos, jos yra diskusijų objektas ir kiekvienas turi teisę ten pasisakyti. Tai mano toks yra požiūris ir aš siūlyčiau vis dėlto pritarti šios konferencijos organizatoriams ir organizavimui Seime. Prašau. Rasa Budbergytė, tik prieš Rasą jums pradedant, mes kažkaip kalbėjom dėl komitetų įtraukimo, ar ne, į tų konferencijų organizavimą, tai va čia galėtume gal dar gegužės 7, dar šiek tiek laiko turim. Prašau, Rasa Budbergytė. Ačiū labai. Aš kaip tik pirmininkė ir norėjau pasisakyti tuo klausimu, kad pagal tai, kokia pridėta yra programos, tas projektas, akivaizdu yra, kad jis liudija apie tai, ką kalbėjo kolegė Viktorija, kad nėra balanso. Ir nėra aišku, nei kas iš sveikatos apsaugos ministerijos dalyvauja, galbūt Jankūnas galėtų net ir įgarsinti, ar turi jau kažkokį tai kviestinį asmenį iš vyriausybės pusės ir iš komitetų pusės. Na, tikrai matosi, kad stinga to balanso ir todėl mes galim pritarti tokiu atveju su išlyga, kad kolega gerbiamas pabandys to balanso programoje, organizuodamas tą diskusiją, ieškoti ir surasti. Ar dar nori? Prašau, Jankūnas. Tai ačiū, labai geros pastabos. Iš tikrųjų, sveikatos apsaugos ministerijai ir užsienio reikalų ministerijai kvietimai yra išsiųsti. Laukiame atsakymų. Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė informuota, jau kas nors dar norėtų dalyvauti, tai maloniai prašom, kaip tik bus patvirtinimas, išsiųsim oficialius kvietimus. Tikrai ačiū už geras pastabas. Sako, kad ar patvirtinęs, tai turbūt nėra. Mes kol kas mes nebūdavom prašymo, ar ne? Mes tik pakalbėjom apie tai, kad galbūt komitetai galėtų pasižiūrėti apie vykstančias konferencijas. Prašau, kanclerį. Jo, iš tikrųjų tokia diskusija buvo ir buvo tokie biskis įpareigojimai valdybos narių, kad pateiks tokius siūlymus, bet tokių kol kas nėra svarstyta ir tokios tvarkos privalomumo pritarimo nėra šiuo metu. Gerai, tai kolegos, gal pasitarkim viduj, kaip mums sugrįžti prie tos tvarkos, kad mes čia kiekvieną kartą nebūtume, bet tai bus ateičiai, o šiandien gal pritarkime, kad organizuoja, kol nėra kitos tvarkos, tai pagal mūsų tvarką. Prašau, Viktorija. Aš visgi pasisakysiu prieš, nes manau, kad ši konferencija nėra apie laisvą žodį. Tai aš manau, kad visiškai ne apie laisvą žodį, ne apie diskusiją, ji yra labai vienpusė. Ji, manau, kad vis tiek yra ir prieš žmogaus teisių, ir prieš moterų teisės nukreipta, žvelgdama į kalbėtojus, į tuos svečius, kurie atvyksta. Tai yra
tiesiog abortų draudimų šalininkai ir manyčiau, kad ypač tą mėnesį, kai mes Seime skyrėme ne vieną renginį ir dar ketiname skirti žmogaus teisėm, moterų teisėm, apsispręsti valdybai dėl tokios konferencijos ir platformos tokiai konferencijai surengimo, manau, nėra teisinga. Tai mano nuomonė yra atskiroji, laikykite ją tokia. Tai dar, prašau, Radvilė. Aš pritardama argumentams susilaikysiu. Tai ar mes turim šiandien priimti, ar mes dar pasikonsultuojam su sveikatos reikalų komitetu galutiniam sprendimui ir penktadienį? Prašau, Raimondai. Aš tai manau, kad mums galutinio sprendimo priėmimui sveikatos reikalų komiteto įtraukimas arba pritarimas būtų kaip tik žalingas. Nes šiuo atveju tada tai jau gautųsi, kad organizatoriai arba komitetas kaip ir pritarė tom pozicijom, kurios gali būti kontroversiškos. Aš nesiginčiu. Bet ar mes turim bijoti tų kontroversiškų pozicijų, kad jos bus išsakytos? Josgi nepakeis sprendimų, kurie jau yra įvykę. Bus apsikeista nuomonėmis, tai bus viso labo diskusija. Pinigų Seimo šiuo atveju neprašo. Dėl tokių konferencijų ateityje aš puikiai pamenu mūsų apsitarimą per grinai finansinius dalykus. Aš kėliau klausimą, kad mes turime svarstyti, nes konferencijos, kurios dažnai būna Seimo narių, net neorganizuojamos, organizacijos prašo ir mes įsileidžiam ir dengiam iš Seimo vis tiek apšvietimas, kas tik nori, reiškia, leidimų biuro darbo sąnaudos. Tai reiškia, mes apie tą kalbėjom, kad galbūt reikėtų mąstyti, kokios konferencijos renginiai, kiek pagristai jie vyksta ir prašoma Seime pasinaudoti mūsų salėmis ir patalpomis. Tik tai tuo kontekstu. Kada Seimo narys organizuoja ir neprašo jokių lėšų, mes iki šiol leisdavom. Dėl turinio, sakau, darbotvarkė, jeigu konferencijos programą patikslina, kviečia ir galimus oponentus, viskas tada yra tvarkoj, bet kas kitas oponuoti gali ateiti ir diskusijoje dalyvauti ir išsakyti visiškai priešingas nuomonės. O dabar įtraukti komitetą, tai reiškia, kad komiteto jau bus kaip ir lemiamas žodis ir bus aš netgi nepritarčiau, kad komitetas svarstytų ir sakytų, taip mes sutinkam, nes tada jau gausis valstybinė pozicija tam tikra, kada valstybės lygių keliam abejonių dėl mūsų buvusio ir Pasaulio sveikatos organizacijos buvusio požiūrio ir pandemijos valdymo organizavimo ir suvaldymo proceso. Tai čia aš manau, kad kaip tik nereikėtų mums apeliuoti į sveikatos reikalų komitetą ir šiandien gal balsuojam ir išsprendžiam klausimą, nes nuomonėm yra apsikeista. Pabandom tada apsispręsti valdyboje, mes išgirdom 2 narių poziciją. Rasa Budbergytė. Rasa, už, prieš, susilaiko. Pritariu, aš už, taip. Už. Gerai, o Orinta Leiputė ekrane, ką mes dar ten turim? Susilaikau. Susilaikai. Raimondas Šukys? Už. Daiva Ževelienė? Už. Turim 3 susilaikiusius. Aušrinė Norkienė už. 4. Dauguma. Dėkoju, kadangi vis tiek kūrėme precedentą, tai aš tiesiog atkreipiu dėmesį, kad jeigu kitą kartą bus, pavyzdžiui, sumanyta konferencija, visiškai teorinis pavyzdys prieš Lietuvos narystę Europos Sąjungoje ir nebus prašoma pinigų, visiškai nesvarbu, kas ją organizuos ir kokius kvies kalbėtojus, mes argumentu apie žodžio laisvę bus galima pagrysti, kad tokiai konferencijai Seime vieta arba prieš narystę NATO, arba prieš bet kokia kita mums svarbia, Lietuvai tikrai svarbia tema. Tai aš manau, kad precedentas kuriamas ydingas ir mes dar tiesiog galime turėti labai nemalonių situacijų, nes laisvo žodžio argumentas šiuo atveju visiškai ne į tą pusę. Bet čia vėlgi mano nuomonė. Ačiū gerbiamą Viktoriją, bet čia ne apie laisvą žodį, o apie sveikatos kažkokias temas, kurias buvo reguliuojami. Valdyba balsavo, turi teisę apsispręsti kitą kartą, jeigu bus prašoma, irgi balsuosim ir apsispręsim.